Taip nesąmoningai atrodo viskas. Ir kam nepasakau, visi sako. Kalbinsime Karolį Marač. Karolis yra Europos jaunimo parlamento valdybos narys ir šiuo metu darbuojasi su keliais projektais vaikų ir jaunimo klube Šatryje. Karoli, kaip Lietuvai sekėsi pirmininkauti ES tarybai ir kokia nauda iš to? Pirmininkauti ES tarybai tai yra kiekvienos šalies, kiekvienos ES šalies pareiga. Tas faktas, kad mes suderinome 2,5 kartų daugiau teisinio dokumento negu įprastai daro pirmininkaujančios šalys, tai parodo mūsų tikrai didelius pasiekimus. O nauda, kokia iš to yra, tai visų pirma yra matomumas. Matomumas, mes parodome savo šalį, pristatome Europos mastu ir ne tik tai, ką mes galime padaryti ir kaip mes tą darome. Ką Lietuvai reiškia įstojimas į Jungtinių tautų saugumo tarybą? Visų pirma, kaip mūsų premjeras pasakė, tai yra mūsų diplomatų pasiekimas. Nes iš tikro tai yra pasitikėjimas globaliniu mastu. Spręsti mūsų saugumą tuo globaliniu mastu tai yra labai didelė atsakomybė. Ir tos visus įsipareigojimus, kuriuos mes priėmame, tai parodo į tai, kad Lietuva gali tą daryti ir kitos šalis tikrai mumis pasitikė. Ar Lietuvai apsimoka artimiausiu metu įsivesti eurą? Visi sako, gerai kaip būtų, kad dabar eurą turėtume, nereikėtų keisti, kada važiuojame į kitas šalis, tose, kur yra įvestas euras. Tačiau aš manau, tai labai yra subtilus klausimas. Iš tikrųjų labai gerai būtų turėti tą vieną tokią eurozoną, kur visur galime sumokėti vien tik eurais. Tačiau eurų įvedimas gali būti kaip toks pasiaiškinimas mūsų verslininkų ir ne tik tai dėl kainų kelimo. Ir tada nukentėtų paprasti žmonės, nes algos liktų gal ir tokios pačios, o kainos dėl maisto, dėl visokių komunalinių išlaidų tik tai padidėtų. Ir tai tikrai būtų didelis smūgis mūsų tautai. Ką norėtum pakeisti ES, jeigu galėtum pakeisti ką tik užsimanęs? Na tai labai įdomus klausimas iš tikro. Gal mano atsakymas bus gana banalus toks, bet norėčiau pašalinti visą blogį. O tas blogis, kaip dažniausiai man atrodo, tai yra priklausomybė. Priklausomybė ne tik nuo narkotinių medžiagų, bet ir nuo alkoholio. Nes iš tikro tada nukenčia ne tik tai tie žmonės, kurie vartoja. Ir jie kenkia ne tik tai savo, bet ir visai visuomeniai. Ir ypač baisu, kada kenčia nuo to vaikai. Tai yra pati didžiausia problema mūsų laikais, man atrodo. Ir tai ne tik tai Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse. Todėl, manau, reikėtų kažkaip tai su to kovoti. Ir jeigu pavyktų mums gal kažkaip tai priverstinai, aišku, čia būtų nedemokratiška, bet kokį nors būdą surasti, kaip mes galime su to kovoti. Tai būtų puikiai išeitis, kad pagerinti mūsų ir kitų gerovę.